platformą, pristatysime platformą, kurią tiek aš, tiek Raminta naudojasi ir taip pat nemažai mūsų komandos narių naudojasi. Ir ką mes darome, tai tiesiog skleidžiam žinią, kad ir jūs galėtumėte susipažinti su šia platforma ir galbūt tai pakeisti savo gyvenimą, nes tikrai pakeitė ne vieno žmogaus gyvenimą. Ir būtent šiame video parodysime, kaip viskas veikia ir kaip galima visą tai pradėti. Nuo ko būtent pradėjau aš pati, tai tiesiog dirbau 14 metų buvau išvažiavus į užsienį, emigravau dėl to, kad neturėjau tiesiog pasirinkimo ir tiesiog tėvai nusprendė, kad reikia išvažiuoti kažkur, ieškoti geresnio gyvenimo kokybės. Ir aš visą laiką buvau iš tų sesių, kur tikrai gerai nesimokino niekada ir mokslai buvo tik tai dėl to, kad, visuomenė taip viską suformavo, kad tau reikia mokintis, tada pabaigti mokyklą, įstoti į universitetą, pabaigti universitetą ir tada jau kažkas iš tavęs bus. Nes visą laiką man sakydavo, kad nesimokinsi, tai ten ir šiukšlis rinksi, visokių pasakymų tikrai esu girdėjus. Ir gavosi taip, kad aš mokinausi tik tais dėl to, kad mokintis ir galiausiai dirbau visiškai kitą darbą, negu ką aš baigiau bakalaurą. Mano bakalauras yra sporto studijose, o čia matome mano nuotrauką, kur aš dirbau nekilnojamo turto agentė iš viso. Ir tikslas mano nuo pat atvažiavimo į Angliją, kai aš gyvenau dar Anglijoje, buvo turėti tą pradinį įnašą, susikurti tą pradinį įnašą, kad galėčiau nusipirkti savo namus. Kažkaip man visą laiką tai buvo mano kaip ir svajonė, galima sakyti, ir aš supratau, kad aš metai iš metų dedu į tą koinę, kaip sakant, taupau tos pinigus ir infliacija kyla ir aš viską, ką susitaupau, man vis tiek neužtenka tų pinigų. Ir aš tada supratau faktą, kad vieno pajamų šaltinio man neužtenka, man reikia turėti daugiau pajamų šaltinio arba tiesiog padidinti savo pajamas. Ir vieną kartą tiesiog socialinėse medijose mes su Raminta pamatėme, kad yra galimybė, tiesiog pamatėm per pažįstamą, kad jinai kažką tenais daro, yra galimybė užsidirbti papildomai ir mes iš pradžių su Raminta tarpusavį susirašėm, paklausėm, ar tu matai, kas tenais vyksta ir tiesiog buvo pristatymas gyvai, mes tada nuvažiavom ir aš galvoju, okei, viskas. Tuo metu, kaip aš pamačiau patį platformos pristatymą, aš visiškai nieko nesupratau apie tradinimą. Neturėjau visiškai jokios patirties, jokio žalio supratimo. Aš tik pamačiau, kad tenais yra skaičiai, doleriai, pinigai ir aš galvoju, okei, jeigu kiti gali, vadinasi, galiu ir aš. Tai tokia mano trumpa istorija, dėl ko būtent aš pradėjau ir tiek. Raminta, perleidžiu tau, bet tavęs mes negirdim. Jo, visą laiką ieškau, kur čia tas mute. Ok, tai Lina, kaip ir minėjo, pradėjo, nes norėjo tiesiog rasti būdą, kaip investuoti. Aš galbūt pradėjau visą kelią su savo vadinamais side hustles iš kitos pusės, kadangi studijavau ir po to dirbau mokslinį darbą ir paskui darbė sako, mums reikia, kad tu mokėtum tą ir tą, siunčiam tave į magistrą ir aš dirbau ir mokinausi magistrą ir tuo metu buvo sumažintos valandos ir aplamai dirbau startupė, vadinasi, alga nebuvo didelė ir reikėjo suktis, tai turėjau visokių papildomų darbelių ir kadangi laiko visiškai neturėjau, todėl reikėjo kažką, ką galėčiau daryti iš namų online ir prasidėjo mano kelionė. Čia matome keletą nuotraukų, čia mano darbė, mano magistro pabaigimas pagaliau, keletą projektų, kuriuos pradėjau su Donata. Čia būtent ta panelė, kur Lina sakė, mes pamatėm jo stories, jį pradėjo dalintis apie tradinimą ir taip toliau, bet pradėjau savo visą kelionę kur kas prieš tai, turėjau ir produktų kompanijų dirbau, pardavimuose, ir dropshippingą dariau, turėjau savo puslapį, ir print on demand, ir copywritingą. Žodžiu, viską esu išbandžius, kai kas sėkmingai, kai kas ant nulio, kai kas tiesiog gera pamoka, bet visą laiką į tradinimą žiūrėjau skeptiškai, nors gaudavau visokių pakvietimų ir žinučių, pradėk foreksą, kaip fainai čia galim uždirbti, mano mentorius tiek daug uždirba ir taip toliau. Aš galvoju, tu uždirbi ir tau sėkmės, nežinau, kodėl tu man rašai. Va taip žiūrėjau į tą būtent ir paskui po kelių metų
pasižiūrėjau, kad pažįstama mergina Donata dalinasi ant savo Instagram'e story ir galvoju, okei, jinai nesusijus su finansais, kodėl jinai dabar čia kažką užsiema ir kažkokį matau doleriai irgi pinigai, matyt galima kažką uždirbti, nes žmogumi pasitikė ir galvoju, okei, tikriausiai tai tiesa. Tad pradėjau tiesiog būti atviresnė pačiam tradingui, pačiam forexui ir supratau, kad iš to tikrai galima uždirbti, tik tais negalima paversti to gamblinimu, nes tai yra industrija, kur daugybė žmonių iš to gyvena, daugybė žmonių tiesiog papildomai užsidirba, bet yra ir žmonių, kurie tai turi kaip hobį. Ir dėl to viskas gerai. Tai čia tokie mano pirmieji pasibraižymai. Labai patiko, kad marketas bet kur nejuda, visą laiką yra kažkokia sistema ir ją tiesiog reikia išmokti. Taip paprastai tariant. Taigi, kas tas Forexas? Tai paprastai yra foreign exchange ir tai yra užsienio valiutų keitimas. Aš mačiau, čia dauguma yra iš Lietuvos. Galbūt jums teko važiuoti į Graikiją, Graikijoje irgi eurai, gal į Turkiją, į UK ar dar kažkur, į Ameriką ir tenais teko keisti eurus į kitą valiutą. Ir jūs jau dalyvavote tame Forexe, tik tais jūsų tikslas nebuvo iš to uždirbti, jūs norėjote paprasčiausiai kitos valiutos nusipirkti tam tikrų kursų. Tačiau mes būtent prekiaudami žiūrime, kad tas kursas būtų mums palankus ir tai darome analizuodami grafikus ir kiekvieną dieną galime prekiauti. Ta rinka veikia 24 valandas per parą, 5 dienas per savaitę. 5 dienas per savaitę ir nuo sekmadienio vakaro Lietuvos laiku iki pat penktadienio vakaro, kadangi New York'e būna dar vakaras ir Australijoje, Azijoje, Tokijoje taip pat jau būna pirmadienio rytas, kai pas mus yra sekmadienio vakaras. Ir reikia labai suprasti vieną dalyką, kad trilijonai dolerių yra prekiaujama kiekvieną dieną, tai milžiniška apyvarta ir mums reikia pasimti mažą gabaliuką to viso pyrago. 7 trilijonai, tai ne bilijonai, tai yra 250 milijardų kažkur per valandą. Ir tai yra didžiausia finansinė rinka pasaulyje. Kaip žinome, nekilnojamas turtas ar dar kažkokį akcijų rinka, Forexas būtent yra didžiausia rinka ir yra labai likvidi. Ką reiškia, kad pirkimai ir pardavimai gali vykti labai greitų tempų, galima sekundžių tikslumu parduoti ir visą laiką bus pirkėjas. Praktiškai visą laiką, bet 99,9% tai būtent ir veikia, ypatingai su sumomis, kuriomis mes, tie vadinami retail traders arba paprasti prekiautojai, prekiaujame ir aš turiu omeny keli šimtai, keli tūkstančiai, dešimtimis tūkstančių, čia yra kapeikos. Taigi toks yra būtent tikslas su Forexu ir trumpa įžanga. Kas gali tuo užsimti, tai tikrai nėra nei kažkokio amžiaus, lyties, rasės ar dar kažko tai apribojimų, nes šiame dabar ekrane mes galime matyti kelis pavyzdžius. Tai iš tikrųjų, iš pat pradžių, kai mes pradėjome, tai pradėjo viską Raminta slaptai pirmą, paskui po kokių 3 dienų aš pati pradėjau irgi, bet realiai tikslas mūsų buvo su Raminta pradėti kartu tuo pačiu metu ir paskui mama mūsų irgi po šiek tiek laiko sako irgi, ką jūs čia darot, aš irgi noriu pabandyti. Ir mama niekada skeptiškai nežiūrėjo, visą laiką mus palaikė ir tiesiog sako, ar galite jūs mane irgi pamokinti, aš noriu irgi pradėti. Ir mes jai parodėm, kaip viską daryti. Ir va čia galime matyti, kad jinai uždirbo $16. Tai tikrai nėra kažkokie tai magiški tenais, wow, dideli skaičiai, bet reikia suprasti, kad Forexą reikia būtent ir pradėti nuo tų mažų sumų, kad mes galėtume pamažu auginti tą kapitalą. Tai pirmoje nuotraukoje mūsų mama, antroje nuotraukoje yra mūsų tėtis. Tėtis visą laiką buvo skeptiškas, visą laiką nenorėjo pripažinti, kad čionais ką mes darom, kad čia yra kažkas gerai, ar panašiai, nebuvo galbūt netgi ir to palaikymo, bet paskui, kai praėjo kokią, nežinau, gal netgi 1,5 metų,
Mes, man atrodo, pačios su Raminta pasakėm, kad galbūt tu norėtum pabandyti ant demo paskyros. Demo paskyra yra netikri pinigai, jam būtų nereikėjo visiškai nieko investuoti ir mes tiesiog jam parodėm, kaip reikėtų visą tai daryti ir jam pradėjo patikti ir jisai pradėjo irgi pamažu uždirbinėti tos pinigus, bet viskas buvo praktikoje tik tais su demo pinigais, netikrais. Ir taip pat kitoj nuotraukoje matome, kaip viena mergina irgi prisijungė prie mūsų komandos ir neatsimenu dabar, ar vyras žiūrėjo skeptiškai ar nežiūrėjo, bet irgi, sako, iš pat pradžio vyras neprisijungė, tik tais mergina ir paskui jau susidomėjo ir vyras pradėjo taip pat tradinti. Tai tikrai gali ir vyrai, ir moteris, ir jaunesni, ir senesni. Žinoma, reikia turėti tik tais 18 metų būtinai, kad galėtume išsimti pinigus iš brokerio. Ir tai yra tik tais praeities rezultatai, kurie negarantuoja ateities rezultatų, irgi noriu tą patį priimti tikrai. Čia yra kitas variantas, kaip turime vėlgi vienoj pusėje mergina, kuri prisijungė prie mūsų komandos, kaip matome, lapkričio 29 2023 ir jinai net nežinojo, nuo ko pradėti, ką čia daryti, visiškai buvo nauja Forexo industrijai. Ir vasario 23 dieną mes matome, kad jinai jau per dieną uždirbo beveik $100, kas yra tikrai nemaža suma. Tai vėlgi, iš pat pradžių reikia pradėti su demo paskyra ir paskui tik tais pamažu auginti savo tą tradinimo sąskaitą. Na, o kitoj pusėje čia yra iš mūsų graikų komandos vienas pavyzdys, kur irgi žmogus visiškai neturėjo jokios patirties ir pradėjo su $250 ir būtent užaugino savo tą tradinimo sąskaitą iki beveik 10 000. Aišku, čia buvo tas jau prieš kiek laiko screenshotas atsiųstas, nes jeigu neklystu, dabar jo sąskaitų yra apie 40 000. Vėlgi primenu, praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų, bet jeigu tu įdedi į tai darbą ir supranti, kad tie centai, kurie būna pačioj pradžiai, jie gali kompoundintis tau ir suteikti tikrai daug didesnę sumą. Tai vėlgi, nesvarbu, iš kokios tu šalies esi, nes tai yra globali rinka, tu gali dirbti, ar tu būtum Graikijoje, ar tu būtum Lietuvoje, ar Anglijoje, ar bet kuriam pasaulio kampelyje, kur turi internetą, turi kažkokį tai prietaisą, ar tai būtų telefonas, ar kompiuteris ir, kaip ir minėjau, tau yra 18 metų. Tai čia būtų pagrindiniai dalykai, kurių jums reikia. Ok, super. Aš čia dar pamačiau keletą klausimų, tai gal aš į juos dabar iš karto atsakysiu. Kiek laiko prekiaujame Forexe? Tai prekiaut, taip tiksliai ir kada susipažinom, manau, yra dvi skirtingos datos, bet kada susipažinome, kada prisijungėme prie platformos, tiesiog yra prieš 2 metus kažkur, 2 metai gal ir 1 mėnuo, su Economin dirbame jau spalio mėnesį bus 2 metai. Tai 1,5 metų būtent su šia platforma, apie kurią ir čia dalinamės iš tiesų. Ir kitas klausimas rašo žmogus, o kartais ar vakar nekrito stock marketas. Tai reiškia, jeigu kažkas jau investuojate į kažkokias akcijas arba indeksus kaip S&P 500, jeigu tai girdėti vardai, ir tuo metu indeksas krito. Ir yra natūralu, kad rinka visą laiką juda šiek tiek į priekį, šiek tiek žemyn, aš galėsiu parodyti, bet esmė ta, kad netgi akcijom krentant žemyn, mes iš to galime gauti pelną, mes tiesiog darome atvirkštinį užsakymą, mes spaudžiame sell ir tokiu būdu uždirbame, nesvarbu, ar kaina kyla ar krenta. Atvirkščiai negu investuojant, jeigu tu investuoji į kažką, tavo tikslas yra, tarkim, į auksą. Auksas irgi krito šias kelias dienas. Jeigu investavai į auksą, tavo 1000 ir jis nukrito iki tavo vertė dabar viso aukso yra $900. Bet jeigu mes tradinom, mes galėjom tą 1000 paversti į 1500, sakykim. Okay. Taigi, ko reikia pradėti norint prekiauti? Lina, pasidalinsi? Jo, paaiškinsiu. Tai realiai yra 3 dalykai, kurių jums reikės. Tai yra brokeris. Tai brokeris nėra kažkoks tai fizinis asmo, kaip turbūt mes esame įpratę girdėti ar žinoti. Tai brokeris tiesiog yra online
piniginė, kurioje mes ir įdėsime savo tos investuojamus pinigus, su kuriais ir darysime užsakymus. Kaip ir prieš tai minėjau, tai mes pradėsim viską su netikrais pinigais, su demo paskyra ir tik tais paskui jau, kaip matom ten tuos rezultatus, matome nuoseklumą, tada atsidarome live paskyrą. Ką būtent reikės padaryti, kad mes galėtume įsidėti pinigų, tai reikės verifikuoti savo akantą. Tai kaip ir minėjau, vėl jums reikės būti bent 18 metų ir turėti savo adreso įrodymą. Ta galima daryti iš banko išrašai tinka, ar ten kažkokios kitokios, tai kažkokį kiti popieriai, vienu žodžiu. Ir tenais būtent, kaip ir sakau, investuosite savo pinigus. Antras dalykas, kurio jums reikės, tai yra tradinimo platforma. Galima naudoti arba pačio brokerio skiriamą platformą, arba dauguma mūsų komandos narių naudoja MetaTrader 5, nes tiesiog tenais yra geriausiai, galbūt patogiausiai naudojama pati sistema. Ir taip pat, kur reikės daryti analizės, tai kad žinotume, kada yra tinkamas metas pirkti arba tinkamas metas parduoti, kadangi galime uždirbti tiek iš pirkimo, tiek iš pardavimo, tai mes daugiausiai naudojame TradingView platformą, kur būtent ir darome tas mūsų analizės. Nes mums reikia tiesiog reaguoti į atitinkamus pokyčius rinkoje. Ok, super. Tai reikia tikrai nedaug, bet kaip daryti tą analizę, jeigu visai neturi jokio supratimo, kur gauti informaciją ir kur ją gauti tokiu būdu, kad nešvaistytum savo laiko ir nešvaistytum savo pinigų. Tai yra labai svarbus dalykai, pradedant būtent tą visą pradžią. Tai yra keletą dalykų, kas yra prieinama. Tai visų pirma yra edukacija. Ir be edukacijos galima nueiti, bet tikrai netoli ir tikrai negalima tapti nepriklausomų trading prekiautojų, kad galėtum uždirbti tiesiog nepriklausomai nei nuo platformos, nei nuo kažkokio žmogaus ir panašiai. Tai aš manau vis tiek, bet kokiu atveju tai išlieka svarbiausia. Turime live skambučius taip pat, kur matome edukatoriaus ekraną, matome būtent turime savo ekraną ir galime klausyti, ką būtent daro edukatorius ir kartu viską daryti. Turime trade idėjas ir aš viską išsamiau pasidalinsiu. Turime skenerį, kuris padeda taip pat rinkoje ir papildomai aš įdėjau akcijų opcijas. Tai čia yra papildomas dalykas, būtent kas prekiaujate akcijomis, kam įdomu uždirbti iš Netflixo, o ne tik tais stebėti Netflixą taip pat. Tai pirmiausia yra edukacija. Ir mes turime visą atskirą puslapį, kur yra patalpintos tiek seni įrašai ir tiek galima gauti prieigą prie live skambučių, kurie vyksta po keletą kartų per savaitę su kiekvienu iš mūsų edukatorium. Tai tuoj užkraus ir galėsime pažiūrėti. Būtent prie Masterclass parodysiu visą kalendorių. Kai vyksta live skambučiai tradinimo, tai turime kiekvieną dieną nuo pirmadienio iki penktadienio. Ir čia matome Abdallah Harfush, mūsų žmogus, edukatorius su 20 metų patirties, turi savo keletą strategijų ir būtent dalinasi. Ir su juo mes turime skambutį kiekvieną mielą dieną, netgi ir savaitgaliais. Ir jie vyksta 16:30 Lietuvos laiku, nes tuo metu atsidaro New York'e akcijų birža. Tai yra geriausias metas būtent tradingui, nors ir galima visą parą, bet kai kuriuo metu tiesiog yra stipresnis, daugiau galimybių. Taip pat kiti edukatoriai. Taip. Šiek tiek, man atrodo, užstrigus buvai, tai aš tik tais pasakysiu, kad 16:30 Lietuvos laiko, čia turbūt tą tu buvai pasakęs, nes tos dalies mes negirdėjom. Tai šitie skambučiai vyksta kiekvieną dieną 16:30 Lietuvos laiko. Ačiū labai. Teisingai, nes būtent tuo metu daugiausiai vyksta apyvartos. Ir yra skirtingi edukatoriai. Vienas iš mūsų naujausių edukatorių yra Doni, mokina Smart Money Concept, tiesiog kaip didieji bankai tradina ir mes galime išmokti ir kartu tradinti kartu su jais, bet žinoma, galima prisitaikyti viską pagal save. Yra viskas ir naujiems nariams. Nuo pat pradžių, jeigu nieko nesupranti apie Forexą, tai būtent ir galėsi čia viską sužinoti nuo
kas tas foreksas, iki kaip skaičiuoti pipsus, iki visų smulkių detalių, kurios tikrai pravers, o šitie video yra labai trumpučiai, tai nereikės žiūrėti po 2-3 valandas, viskas labai aiškiai yra išdėstoma. Tai čia yra edukacija. Kitas dalykas - live skambučiai. Jau minėjau ir žinau, kad man tikriausiai nerodys Telegramo kanalo. Mes turime visą kanalą su E-3 idėjomis. Tikriausiai nerodys rezultatų dėl apsaugos, bet kiekvieną dieną būtent atsiunčia nuorodą į prisijungimą, į Zoomą ir kartu čia jungiamės. Taip pat sekmadieniais atsiunčia peržvalgą, tai galite žinoti, ko tikėtis rinkoje ateinančią savaitę. Ok, tai edukacija ir parodysiu trumpai Manara skenerį. Manara skeneris, jo nereikia išsigąsti, tai yra įrankis, kuris padeda padaryti už jūs didžiąją dalį darbo ir mes tiesiog gauname notifikacijas, kur ateina tam tikros trade idėjos ir mes, kadangi matome Liepos 25. Visas ekranas, beveik 30-40 skirtingų trade idėjų, mums tiek tradinti tikrai niekada nereikia. Mes galime išsirinkti 1-2 trade'us ir juos padaryti per dieną ir to pilnai užtenka. Kiti traderiai ar prekiautojai daro kelis užsakymus tik tais per savaitę. Pavyzdžiui, per live skambučius darome 1-2 užsakymus ir to pilnai užtenka tam, kad galėtume uždirbti. Kaip tik turime komandoje nemažai narių, kurie tikrai neturi laiko ir jungiasi tik į tas sesijas ir praleidžia 10-15 minučių ir to pilnai užtenka užsidirbti, pasidaryti savo dienos pelną. Aš taip pat jungiuosi visą laiką tas sesijas ir negalima jų praleisti, noriu uždirbti. Taigi, Manara, čia tiesiog labai paprastai, koksai simbolis, tai pavyzdžiui, Britanijos svaras ir Japonijos siena. Turime tam tikrus nurodymus, ką reikėtų daryti. Mes paspaudžiame, į juos mes nežiūrime, yra tam tikros strategijos, bet labai svarbu neišsigąsti. Mes turime savo lietuvių bendruomenę, toj surasiu, ir turime atskiras skiltis, kur būtent galima visą rasti informaciją. Ir būtent čia mes turėjome skambutį, kaip naudotis būtent Manara lietuviškai, vieno iš mūsų edukatoriaus strategiją galbūt. Turime įvairios pagalbos būtent su skirtingais žmonėmis skambučius, kaip naudotis. Čia taip pat vienos amerikietės versija lietuviškai, kaip naudoti tą Manarą. Tai yra įvairių būdų, bet čia yra jūsų pagalbinė priemonė, ypatingai pradedant, nes įsijungus grafiką gali atrodyti visiška painiava, kas čia vyksta, kur čia juda, iš kur žinoti, eis į viršų, eis į apačią, o Manara padeda būtent nuskanuodama tam tikrus, patternus nuskanuoja ir mums tai palengvina. Ok, mes dar turime trade idėjas, tai aš greit nueisiu į kanalą, bet greičiausiai mums čia neparodys. Tuoj įjungsiu. Ok. Lina, ar gali pasakyti, ar matosi? Ok. Matosi. Aš įjungsiu. Ai, matosi? Super. Super. Tai čia yra vienas iš pavyzdžių, kas yra tos trade idėjos. Tai čia būtent atsiunčia, ką pirkti, kada pirkti. Ir mes šios skaičius nukopijuojam. Paimam TP, paimam stop loss, tai yra mūsų apsauga, kad neprarastume daugiau, negu mes norėtume prarasti. Tai yra visą laiką rizikos valdymas svarbiausias dalykas. Ir viskas nukopijuojame į programėlę, apie kurią Lina pasidalino. Viskas, ko mums reikia. Šitas žmogus yra Luis Leal, Papa Forex mes jį vadiname. Kodėl Papa Forex? Nes jis jau Forex'e 30 metų. Tai tikėtina daugiau negu daugumai iš jūsų čia žiūrinčių. Jisai būtent tradina ir iš tokio žmogaus galime būtent ir mokintis. Taigi čia vienas iš pavyzdžių, ką galima daryti. Šitoj vietoj mes parduodame.
kai kaina pasiekia šitą lygį, toliau krenta, pasiekia šitą lygį, automatiškai užsidaro ir yra pelnas jūsų programėlėje. Jeigu netyčia prognozė būtų klaidinga, apsisuka į kitą pusę ir pasiekia mūsų stop loss. Tai mes apsaugome kapitalą ir viskas irgi užsidaro automatiškai, mums nieko daryti nereikia. Ir žiūrėsime kito trado, kitą ką galime, kokią galimybę paimti iš rinkos. Taigi tiek apie visą mūsų platformą. Nežinau, ar ką praleidau. Stock Options tai viena mūsų edukatorių, tiesiog atskiras kursas mokintis. Ir labai svarbu, Lina, tikriausiai rugpjūčio mėnesį dabar pradėsime naują bootcampą, taip? Akcijų. Taip. Tai bus 60 dienų ir po tų 60 dienų jūs galite būti visiškai nepriklausomų traderių, jeigu skirsite tam tikrai visą savo fokusą. Kažkas klausia, ar MetaTrader tas pats, kas Bybit? Ne tas pats. Tiesiog platforma, kur gali atlikti buy arba sell visus savo užsakymus. Dabar pagrindinis klausimas. Tiesiog norėjau pasidalinti, kad jeigu gerai žinau, tai Bybit, man atrodo, yra tik tai skripto. MetaTrader 5 daugiau yra Forexui skirta, Bybit čia yra labiau, kas yra susijęs su kripto. Jo. Taip, teisingai. Ok, super, tai klausimas, kokia kaina ir žinoma, nieko nebūna už ačiū, bet tikrai labai daug neapskaudins piniginės ir tai yra investicija visų pirma į save, į savo edukaciją. Taigi, kiek kainuoja viskas, gauti prieigą prie visko, prie edukacijos, prie trade idėjų, skirtingų kanalų, live skambučių ir taip toliau. Tai yra $150 startuojant pirmą kartą ir $99 kas 4 savaitės. Tai eurais gaunasi apie 3 eurai į vieną dieną. Tai visiškai maža suma, kavos puodelis. Teks mėnesį darytis kavą namuose. Kitaip sakant, tai gauni prieigą prie visų šitų. Ir kaip jau sakiau, prie mūsų bendruomenės, tai labai svarbu atkreipti dėmesį, kad niekas nepaliks jūsų, neįmes į chatus ir nepaliks, daryk, ką nori. Yra pagalba, mes turime ir rezultatų skilti, ir klausimų galima klausti, ir apie mūsų skirtingus edukatorius. Kiekvienas turi kanalą, tai greitiems live sesijomis, būtent akcijų opcijoms ir taip toliau. Ir čia galima pereiti šiek tiek rezultatų. Čia panelė, kur buvo 100 per dieną, tai ir toliau labai šauniai dirba, labai sveikinu. Super visų rezultatai tikrai. Kieno mažesni, kas su demo pradėjo tik tais dirbti, kieno didesni, bet svarbu, kad yra progresas ir žmonės mato progresą. Tai čia pagrindinis dalykas. O dar geriausias dalykas, kad jeigu norėtum visgi išvengti ir nemokėti tų $100 per mėnesį, yra galimybė gauti kaip ir stipendiją ir free and free vadinasi. Jeigu turi 3 žmonės, kurie taip pat norėtų uždirbti online, išmokti kaip uždirbti, tai gali pasidalinti su jais. Ir kol jie bus aktyvūs studentai mūsų platformoje, tau stipendija bus suteikiama, vadinasi, tu už savo narystę nemokėsi. Tai čia yra toksai gal priedas, kaip galima nemokėti, jeigu iš tikrųjų galbūt sunkiau su pinigais arba tiesiog nori dalintis geru. Tai taip ir, manau, ir užbaigsim. Nežinau, jeigu turit klausimų, geriausia juos rašyti žmogui, kuris atsiuntė nuorodą į šį Zoomą ir manau, taip tiesiog ir užbaigsime, nebent Lina dar kažką turėtume pridėti. Ne, nieko neturiu tikrai pridėti, kaip ir Raminta viską paminėjai, tai jeigu turite klausimų, tiesiog parašykite tam žmogui, su kuriuo susisiekėt iš pat pradžių ir kaip būtent gavote tą linką ir lauksime jūsų mūsų komandai ir linkime gerą likusio vakaro. Ok, super, viso vakaro, viso gero.